ant stalo. Sveiki, bičiuliai. Senai bematėt mane kartu su savo visuomeniniu patarėju, Rolandu Paulausku, su kuriuo mes prieš kurį laiką, tikrai buvom labai įdėmiai žiūrimi, bet buvo pertrauka. Na ir dabar šiandien atsitiko toks įvykis. Liūdna proga. Liūdna proga ir prisiminėm kartu, kad prieš daug metų, jau turbūt bus 30 metų nuo tų laikų, kaip vakar sužinojom graudžią naujieną, išėjo amžinybėn eks-premjeras Adolfas Šleževičius. Žmogus, apie kurį daug, buvo labai toksai gyvas, labai buvo spalvinga asmenybė. Šiandien aš tikiuosi, kad mes nenueisim to keliu, kaip dažnai šnekam, kas ten buvo blogesnio. Rolandas Paulauskas vesdavo per televiziją tokią labai gražią laidą. Kas geresnio premjerė? Tuo metu Rolandas, kiek pamenu, jeigu neklystu, buvo LRT, Lietuvos televizijos programų direktorius. Visuomeninių programų direkcijos direktorius. Direktorius jo. Ir jau tokia buvo žymi laida, po kurios jau, jeigu tik pasakai, kas geresnio, tai visi pridurdavo premjerę. Dėl to, kad laida buvo labai žiūrima, labai visiems laukiama. Rolandas ją vesdavo, žmonės gaudavo daug atsakymų pačių įvairiausių. Ir tuo metu visi prisimenam, o gal ir ne visi žinom, kad premjeras Šleževičius buvo ir toksai krepšinio mėgėjas labai. Tuo metu buvo vyriausybė, kurios turbūt pusė ministrų žaisdavo krepšinį, reguliariai susirinkdavo. Jo ūgis jį įpareigojo. Jį vadindavo ilguoju tokiu stabilizatoriu. Aš papasakosiu. Ir dar vienas dalykas, prie premjero Šleževičiaus buvo pirmoji Lietuvos nerūkanti vyriausybė. Tada ministras Jurgis Brėdikis pasiūlė ir visi ministrai sutiko nerūkyti. Nors tarp jų tarpe buvo rūkačių, galbūt netgi Rolandui tai nebuvo žinoma. Tai man tie dalykai, žinau, aš jas prisimenu ir šiandien noriu, kad jūs išgirstumėt, iš tiesų, kokie tai buvo laikai, jaunimas tikrai jau prisimena jų ir su kuo mes ir kaip mes tada gyvenom. Prašom, Rolandai, prisiminti. Aš su išėjusiu Anapilin premjeru buvau pažįstamas daugiausia per laidą, dėl to mano visas pasakojimas ir suksis apie šitą laidą. Šiaip jau toks pats bendriausias pastebėjimas, kad visų mūsų laukia tas pats ir arba mes, kodėl aš tą knygą čia pasidėjau, arba mes paliekam kažkokį pėdsaką ir tada persikeliam iš gyvenimo į knygas, į enciklopedijas. Čia yra dar Smetonos laikų enciklopedija. O dėja, bet dauguma net ir čia pėdsako nepalieka. O šiaip jau, kada Adolfas Šleževičius tapo premjeru, tai buvo 93 metų kovo mėnuo, berods, jis buvo 6. premjeras. Prie prezidento Brazausko jisai tapo premjeru. Ar teisingai, suskaičiuokim, pirma buvo Kazimiera Prunskienė, paskui buvo Jonas Albertas Šimėnas. Vienos paros premjeras. Trijų parų. Paskui Gediminas Vagnorius, šiek tiek ilgiau užtruko, keletą mėnesių, paskui Aleksandras Abišala, paskui buvo Bronius Lubys ir po to Šleževičius, turbūt nieko neužmiršau. Atrodo, kad taip. Taip, jis buvo 6. Tai yra svarbu, aš paskui pasakysiu, kuo tai buvo svarbu. Ir aš tuo metu buvau vienas iš televizijos viršininkų. Ir atėjo prašymas iš vyriausybės, kad premjeras norėtų turėti savo laiką televizijoje, kad galėtų papasakoti tautai, ką jis čia daro ir kodėl daro. Kas naujo. Ir kas geresnio. Dar tada šito nebuvo, žodžiu. Aš čia be reikalo. Taip, visiškai be reikalo, taip. Mes nuvažiavom į vyriausybę. Suprantat, televizija nenorėjo tų valdiškų laidų, nes jų niekas nežiūri ir mes nenorėjom duoti to laiko. Šiaip tai paradoksas, kada premjeras valstybiniai televizijoje turi prašyti laiko, o mes dar svarstom duoti ar neduoti. Tarp kitko, niekas nepasikeitė prieš tos 30 metų. Čia yra paradoksas, suprantat. Tai tokie kažkokie visiškai nereikalingi tokie dėsniai atėjo velniai žino iš kur, suprantat, kada, valdžiagi turi turėti galimybę, jinai net privalo aiškinti, ką daro per valstybinę televiziją.
o ne vien tik remti žurnalistų perpasakojimais. Na, vienu žodžiu, bet mes tada buvom šitam bendram jau tam lauke, kad neduot tai vyriausybei nieko, jūs neįdomus, mes perpasakosim. Ir vyko ilgos darybos, ir paskui vienu metu, na gerai, sakom, duosimės jums tą pusę valandos į mėnesį, įsivaizduojat, kokią loską daro. Valstybinės televizijos darbuotojai daro loską vyriausybės vadovai, kad duos pusę valandos į mėnesį. Gerai, pasirinkit tą žurnalistą, kuris jūs kalbins, na, kaip nors atkentėsimės tą pusę. Aš nenoriu dabar sakyti pavardės to pirmo žurnalisto, dėl tam tikrų sumetimų etinių. Jis pasirinko, Adolfas Šleževičius, tą vedėją, ir po antros laidos sako, aš daugiau į šitą neisiu, duokit man kitą vedėją. O tas, kuris jį kalbino, jau uždavinys buvo sumaut premjerą. Ir plus jis taip, nu kaip čia pasakyti, taip, nu aš pasakysiu, pavyzdžiui, jis tada klausdavo, kodėl jūs uždėjot muitus cukrui? Nes jeigu nebūtų muitų cukrui, tai mes pirktume pigiau cukrų. Lietuva kaip visuomenė. Premjeras bando jam paaiškinti, kad pas mus yra cukraus fabrikai, pas mus yra cukrinių runkelių augintojų. Ir jeigu mes muitus nuimsim, jie visi bankrutuos. Tas vedėjas sako, koks man skirtumas. Aš noriu pigiau cukrų pirkti, o premjeras masto valstybiškai, o tas masto grinai per savo asmeninę prizmę. Ir jis, nu vienu žodžiu, jie nesusišnekėjo visiškai, jis atsisakė su šituo vedėju eiti laidą ir aš galvoju, ką dabar daryti, o čia mano buvo dispozicijai. Suku galvą vaikštau čia panery, žuvaudamas, kokį čia jam tą žmogų duoti, kuris suprastų, valstybiškai bandytų mąstyti. Nu žinokit, nu nerandu. Ir man šauna į galvą, bežuvaujant panery, tikrai tai buvo žuvį galva, man šovė į galvą, kad iš to galima padaryti nevaldišką laidą, o padaryti tokią, kad jinai iš tikrųjų būtų žiūrima, laukiama, bet reikia, kad tai žmonėms būtų aktualu. Ir tas pavadinimas atėjo į galvą tada. Ką jis reiškia? Visi, ir po šiai dienai tie, kur dar atsimena, dažnai neteisingai tą viską supranta. Ašgi sakydavau kaip, kiekvienos laidos pradžioj, sakau, premjerė, kas yra blogo Lietuvoje, mes žinom ir be jūsų. Mes kiekvieną dieną apsupti įvairiausių blogybių. Pasakykit, ką nors geresnio mums. To ir kyla tas pavadinimas, kas geresnė, premjerė. Jo, čia ne jam kas geresnė, bet jūs mums pasakykit, ką nors geresnė. O taip atsirado pavadinimas, atsirado ta laida ir aš ėmiausi pats tą daryti, nu, būdamas vienas iš šitos valstybės kūrėjų, man priekaištaudavo, kad aš elgiuosi ne kaip žurnalistas. Bet aš ir nebuvau ten žurnalistas. Aš ten buvau kaip šitos valstybės kūrėjas. Jūs tik buvote iš Seimo. Taip, suprantat. Aš nesijaučiau, nu, kaip čia pasakyti, mažiau kompetentingas už premjerą. Ir man buvo svarbu, kaip jis elgsis, ką jisai darys toliau. Ir kaip ta laida paskui buvo daroma. Mes padarėm pirmą laidą, beje, 93 metų rugpjūčio pabaigoj, paskutinį mėnesio antradienį, tai paskui ir įsitvirtino tas, kad kiekvieną mėnesio paskutinį antradienį, kaip tik kariuomenės išvedimas buvo 31 rugpjūčio. Susilaukė didelio atgarsio, ta mūsų pirma laida, atėjo daug laiškų ir paskui aš tiesiog žiūriu laiškus, kas žmonės jaudina ir tas, kas dažniausiai pasitaiko, kokie klausimai. Aš pagal tos klausimus ir ruošdavau tas laidas, tos laidos scenarijų. Viskas labai paprasta. Ir tai po truputį įsisiubavo, paskui mes tų laiškų gaudavom maišais, žinokit. Maišais gaudavom. Buvo net atskira moteris pasodinta valstybiniai televizijai, kuri tik mūsų laidos laiškus ten rūšiuodavo. Jinai ėjo į populiariausių laidų tarpą. Ir premjeras tose laidose labai dažnai vartoja žodį stabilizavosi. Jis vis norėjo stabilizuoti. Na ir jam prilipo, kad tą, ką jūs matote ir jūs atsimenate, ilgasis stabilizatorius, nes iš tikrųjų tą tokią nuodėmę jis turėjo. Nu, bet žmogus suprat, kokia tai buvo epocha, reikia suprasti. Aš ne veltui paminėjau, kad tai yra 6. premjeras. Nuo 90 metų praeina tik kiek čia? 90, nepilni 3 metai praeina, o jau 6. premjeras.
galybė įvykių, galybė permainų, griūtis viena po kitos, nestabilumas visiškas, suprantat. Ir kai jis atėjo, iš tikrųjų po truputėlį ta padėtis pradėjo stabilizuotis ta prasme, kad, pavyzdžiui, atsirado PVM-as. Nes mokesčių sistema buvo iki jo visiškai tokia padrika, nenusistovėjusi buvo. Atsirado kasos aparatai parduotuvėse. Tame nieko nėra ypatingo. Tai yra praktika tarptautinė, bet būtent jisai, jo laiku tas buvo padaryta. Pradėjo biudžeto surinkimas po truputėlį augti, tada atsirado galimybė algas, pensijas kelt po truputį. Bet vėl, aš nesakau, kad tai tik jo nuopelnas yra. Tiesiog po biškį mūsų valstybė, prie jo pati mūsų valstybė jau atėjo į tam tikrą etapą po pirmųjų metų, po to chaoso tokio 90-91, ko tik ten nebuvo, suprantat. Ir perversmas Maskvoje, ir nepripažinimas. Taigi mes tik buvom pripažinti praktiškai, kiek čia metai du tik tai. Tiesiog prie jo prasidėjo tie procesai, kurios būtų padaręs gal ir bet kuris kitas. Bet tiesiog taip sutapo. Ir dėl to tas stabilumas po truputį atsirado. Jis vis vartoja tą žodį. Jis turėjo teisę tą žodį vartoti, bet žmonės pykdavo. Nes vienas dalykas, ką mato vyriausybė, ir jūs, būdamas Seimo nariugi, suprantat, vienas dalykas, ką jūs suprantat, ką galima padaryti, ko negalima padaryti. Ir visai kitas, kaip supranta rinkėjai, žiūrovai, kurie nori dažnai to, ko būti iš principo negali. Tai tokie dalykai yra neišvengiami. Ir dėl to, po kurio laiko ta laida įgavo didelį iš tikrųjų populiarumą, buvo toks, man guosdavosi ministrai. Nusako, kad jūs kur velniai rautų, reiškia. Nes kiekvieną mėnesio paskutinį antradienį aš su ta savo scenarijum, su tais klausimais žmonių... Šokdindavo ministrus visus. Ne, aš kažką tais išpešu, tarkim, o kažkuris ministras turės tą viską įgyvendinti paskui. Ir ne tik paskui po mėnesio mes tikrinsim, ar tas viskas yra daroma, suprantat. Pavyzdžiui, pamenu, buvo, kaip ir dabar buvo šaltas ruduo, pas mus tada buvo, kaip ir dabar beje, su nafta, dujomis buvo problemų. Ir buvo klausimas, kokią temperatūrą turėti būtuose. O vyriausybė sprendžia, kiek ten tas bus maksimumas, suprantat. Ir kažkurio ten laidoje aš tiesiog, vos ne ant kelių, jūs prašiau dar 1 laipsnį. Tokie. Kiek tas kainavo 1 laipsnis maždaug? Tada aš jau tada pasielgiau kaip populistas. Turėjo padaryti viską. O jam kaip tik gimė anūkas. Taigi sakau, sušalsiu jūsų anūkas. Sušalsiu. Gerai, ten 1 laipsnį pridėjot ir aš jau neskaičiau kiek. Ir mes taip darėm, ir suprantat, šita laida pradėjo nepatikti abiem pusėm. Jo aplinka, premjero aplinka, pasidarydavo uždarus tyrimus, ar jo reitingas auga nuo dalyvavimo to laidoje ar ne. Reitingai rodo, kad neauga. Ir jie sako, tai kam tu eini ten? Nieko iš to nėra, tu eini ten, kas mėnesį tave ten kankina. Dar ne viską padarai. Jo, tai aišku, suprantat, o tave visą laiką ten kankina, neik. O opozicija mane kaltindavo, kad aš irgi netaip darau. Vieną kartą televizijoje klausiu vieno tokio veikėjo, viršininkas buvo tada televizijoje, vienas iš viršininkų. Tu netaip viską darai, sakau, o tai kaip aš turėčiau padaryti, kaip tau patiktų? Jis sako, tu turi taip su jo laidą pravesti, kad jis į kitą laidą neteitų. Tai sakau, kas iš to? Ir jis neteis. Vienkartinis toksai šou ir viskas. Jo, suprantat, kas iš to bus? Kokia nauda? Aš jau klausiu, kokia nauda? Jis kaip opozicija, jam buvo svarbu, kad kaip nors jį sudorot. O aš kaip valstybininkas, aš norėjau, kad kartu su premjeru galima šiek tiek įtakot, padėti, kiek mano jėgos leidžia, suprantu. Matyt, kas jaudina žmonės. Aš norėjau, ir pats premjeras norėjo tokios laidos. Kodėl jis eidavo į tą laidą? Jis norėjo būti suprastas. Jis darė daug įvairiausių ten sprendimų, jis norėjo būti suprastas, kodėl daro, ko siekia. Gal ne visada pavykdavo, kitas klausimas, bet jis norėjo būti suprastas. Ir mes tą laidą tai ne tik darydom televiziją. Mes važiuodom į rajonus. Į Bukonių kaimą vieną kartą nuvažiavom, susitikom su žmonėmis kaime, buvom Zarasuose, buvom Aly, kur tik mes nebuvom. Ir itin įdomios laidas būdavo su žmonėmis. Karts nuo karto aš pakviesdavau žmonės į studiją
pavyzdžiui, kaip tas atrodydavo. Parašo vienas žmogus man laišką, skaitau, iš Kudirkos Naumiesčio, sako, jeigu aš žinočiau, kad kirvis paleistas į televiziją, pasieksiu abudu ten, stabilizatorius tu, tai aš nepagailėčiau savo televizoriaus. Aš skambinu jam ir sakau, atvažiuok. Jis važiuojam, tos laidos yra, kaip kurios yra internete, galima pasižiūrėti. Turbūt yra dauguma jų likę tų laidų. Jo, jos yra likę. YouTube galima rasti. Kaip kurias tik tai. Dauguma yra pas mane archyve, ne visos į YouTube sudėtos. Kokią vieną galbūt įdėsim, kad kitas iki žmonės pamatytų. Jo, galbūt jo. Na ir žiūrėkit, kaip tas viskas atrodo. Susėda tie žmonės stalai ir tas aš prisėdu prie to iš Kudirkos Naumiesčio. Ir klausiu, tai atsivežė kirvį? Perskaitau tą jo ištrauką. O suprantat, kur buvo Tūlai ir premjero Šleževičiaus, čia, kaip čia pasakyti, jo garbiai pasakyti reikia. Mes praktiškai užsiėmėm tam tikrą auklėjamąją veiklą. Vat ateina tas žmogus su to kirviu menamu. Mato, pavyzdžiui, vienas, kaip tik buvo turbūt gruodžio mėnuo, svarstė biudžetą Seimas. Ir susėdavo tie žmonės iš įvairių Lietuvos regionų, mokytojai, gydytojai, karininkai, gaisai, kas tik jūs norit, neįgalūs asmenys. Ir aš klausiu, prisėdu prie mokytojų ir klausiu. Sakau, juk mažai jum, ar ne? Nu, aišku. Bet biudžetas tai yra tik toks, koks yra. Ir aš tada klausiu, parodykite, iš kurių atimti. O tada visi, palaukit, o tai iš Kodėl? Kodėl iš manio? Pas jūs yra kažkur padėta. Ir suprantat, ir žmonės galbūt pirmą kartą gyvenime, o taip realiai susiduria su supratimu, kas yra tas biudžetas, kaip jis apskritai funkcionuoja. Ir va čia premjero buvo didelis nuopelnas, kad jis sutikdavo eiti tokias laidas, jos buvo jam sunkios, nemalonios dažnai. Bet po kiekvienos laidos, kur būdavo žmonės, jis pats pasisiūlydavo, padarydavo nedidelį tokį vakarėlį, daug ten sausainių, arbatėlės ir ten, žinokit, jis, jeigu turėdavo laiko, po 2-3 valandas su kiekvienu žmogum kalbėdavo. Ilgiausiai kalbėdavo. Jau man nusibodo, aš jau noriu važiuoti namo, suprantate. O jis dar ten kalba su tuo. Bet jau be kamerų buvo. Jau be kamerų. Paskui, kaip kurie iš tų žmonių antiek jie susidraugaudavo per tuos, kad jis paskui, aš žinau, siūsdavo gėles gimimo dienos proga, kaip kuriuom ten žmonėm, tokie dalykai. Jis nebijodavo tokio betarpiško bendravimo. Nebijodavo jis. Galiu papasakot porą galbūt tokių net linksmų atvejų. Kadangi ta laida kėlė daug aistrų, kaip sakiau, ir vieniem, ir kitiem, ir vienai pusė, ir kitai, aš vieną kartą jam pasiūliau susikeisti vietomis. Aš lyg tai būsiu premjeras, o jis jau tas, kuris kalbina, suprantate. O dabar žiūrėkit, kur yra visas šulapakas. Nu, nėra jokios. Vat kai man opozicija sakydavo, kad tu turi pravesti laidą taip, kad jis daugiau neteitų, nėra tame jokios problemos. Aš tą galiu be abejo padaryti. Kiekvieną premjerą ir šiuolaikinę taip pat galima pasodinus įvaryti į kampą. Iki isterikos. Iki isteriko tame nėra. Bet nu ir kas iš to? Jinai nu tokia nebus. Galimybės kitos neatsiras. Tu turi veikti galimybių rėmuose. Tu turi spausti tą premjerą, bet ne tiek, kad iš viso iš jo nieko neliktų. Ir aš kaip vedėjas laidos visą laiką balansavau ant šito. Spaudi, bet tiek, kad neperžengti tam tikros ribos. Kad būtų galima ir kitą laidą dar ateiti, suprantat. Būdavo, kad jausdavo, kad jau pyksta manęs. Taip, būdavo. Tai už tada aš sakau, buvo ta tokia atleidė. O dabar žiūrėkit, jis gavo galimybę dabar mane į kampą varyti. O jis tai tų visų niuansų nežino. Ir jis kaip pradėjo mane stumti į kampą ir klausti, ar galima pragyventi už tokią pensiją. Premjerais į mane kreivo. Ką aš galiu pasakyti? Suprantat? Tai gerai, išduosiu paslaptį, ten buvo įrašas. Įrašas ir aš prisipažįstu, paskui, žinokit, biškį pamontavau, kad aš neatrodyčiau taip kvailai. Nes jis... Ta turite dar įrašą pasilikęs, būtent va šitą? Ne, o gal kažkur ir yra juoda medžiaga, jau būtų įdomi, suprantat.
O jis tiek įsijautė į žurnalisto vaidmenį, jis paskui man sako, nu nors kartą gyvenime aš gavau progą atsigriebti už viską. Ir jis mane į tą kampą. O kaip aš minėjau, labai nesunku yra į kampą. Beje, galiu priminti tėvo Stanislavo žodžius. Vieną kartą kažkokiam laikraštį, nežinau kokia proga, bet jis parašė tokį tekstą maždaug. Juk sako, ir mūsų premjeras Šleževičius, eidamas į šitą velnio laidą, kas geresnio, irgi nori sulaukti gero žodžio. Sako, o ten visiems. Tai o tėvas Stanislavas irgi jautė šitą, suprantate. Tai nebuvo lengva, kaip kam atrodytų. Nebuvo lengva. Ir ne veltui, žiūrėkit, porą tokių pavyzdžių. Tai vieną pasakiau, kai mes apsikeitėm vietą. Buvo kitas juokingas toks, jau tiesiog juokingas atvejis. Sumanėm vasaros viduryje padaryti laidą tokią apibendrinančią, daugiau tokią pakilti virš kasdienybės. Ir aš galvojau, kad mes nuvažiuosim į ežerą, žuvausim. Ir be žuvaudami kalbėsim apie labai svarbius valstybinius dalykus. Premjeras sako, kad aš nežvejys. Sakau, ką daryti? Menas reikalauja aukų. Gerai, sutiko, jam nupirko ten tie jau jo padėjėjai meškerį prikasė sliekų, jis apsirengė sportinę tokią aprangą, kaip žvejui priklauso. Ir atvažiuoja ten prie tokio ežero, ten buvo tokia būsi vyriausybės tokia, vyla tokia, liekanos ten. Ir ten tokia moteris buvo, kuri prižiūri visą šitą. Ir ta moteris paskui pasakoja, sako, aš tai žinau, kad čia atvažiuos premjeras, o čia atvažiuoja kažkokie veikėjai su sportiniais kostiumais ir jinai jos varo lauk. Ta premjeras su visą apsaugą, eikit iš čia, ko gražiau, važiuoju, čia toj premjeras atvažiuoja, eikit iš čia. Čia paskui moteriškė, nu kaip, ir jinai sako, jūs ten sėdi televizoriui, abudu atrodot vienodų ūgio. Suprantat? O tas, kai atvažiavo, sako, aš matau, kad jis nepanašus visai tą iš televizoriaus, toks aukštas krepšininkas. Nu, gavosi toks kuriozas, aišku, smagus, nieko ten tokio blogo, bet toks, daug visokių linksmų istorijų buvo. Na ir ką, įdomus dalykas yra galbūt tas, kad po to ne vienam premjerui siūliau daryti tą patį. Nei vienas nesutiko. Nei vienas nesutiko. Ir aš jiems sakau, aš jūsų tikrai nepulsiu, ašgi laikausi tam tikrų taisyklių. Aš ateinu į tą laidą nesudirbti jūs, bet kartu su jumis pabandyti duoti ir paaiškinti žmonėm, kas vyksta, atstovauti žmonių interesus. Vat kad ir šiandien, pavyzdžiui. Vat jūs šiandien svarstėt elektros klausimus pasikvietė Ignitį, bet man tai būtų svarbiausias klausimas. O kodėl jie verčia 3 metam pasirašyti vergovinę sutartį? Ir tai yra valstybinė įmonė. Jeigu būtų tokia laida dabar. Čia neatsakysi vienu sakiniu, nes taip pat gausi klausimą. O tu pats dalyvavai kuriant tą Ignitį. Tai ką tu dabar galvoji apie tai? Tvarkoju, tai mes po mėnesio mes klausimas įvaro į kampą, ką man to kampo reikia. Bet šiaip, jeigu kalbant apie patį premjerą kaip asmenybę, pirmiausia, aš atsimenu jo atmintį. Labai gera atmintis. Beje, buvo vienas iš jauniausių ministrų. Jis buvo ministro pavaduotojas. Žemės ūkio. Kažkur tokio tipo ministerijoje. Labai jaunas pradėjo karjerą. Dėl to, kad iš tikrųjų buvo darbštus. Ir tas darbštumas aš jį, kaip priekaištaudavo jam. Nes, pavyzdžiui, jau 7 ryto ten vyriausybė jau sėdi žmonės. Kai tik pajuto jo silpnybę, kad jo šio galima paprašyti, tiesiog asmeniškų tokių visokių, tai ten eilė žmonių stovė. Aš sakydavau, premjerė, tai jūs turit galvoti apie valstybę, ne apie atskirą individą. Bet jis buvo toks, jis buvo žmogiškas, iš tikrųjų žmogiškas, darbštus. Ir kaip pavyzdį, mes gyvenom vienas prieš kitą Turniškėse, kurį tai laikai. Ir jis išvažiuodavo, aš gerokai vėliau važiuodavau į darbą. Jis išvažiuoja, jo duktė miega dar. Kai jis grįžta, jinai jau miega. Ir jis man vieną kartą ištraukė čia iš švarko kišenės dukros raštelį. Nes jinai nemato, tėvelį, ten jam rašo kažką, suprantate. Nes jinai jo nemato gyvo, tai jam palikdavo švarko kišenė raštelius tokius, suprantate. Iš tikrųjų, kartais žmonėm atrodo,
kad toks premjeravimas, tai čia, toks, žinote, mėgau. Taip, galima ir šitaip. Galima ir šitaip. Norint. Ja, ir aš taip, neminėdamas pavardžių, bet mes šiandien turim tokių, kurie mėgaujasi pačia savo tą pareigybę ir tiek. Tai ir labai lengva tada, tu pasimėgavisi, tavo kadencija praeis ir, gal čia eilutė kokį rašysi, bet jeigu tu nori neatrodyti jau būti ir kažką realiai padaryti, tai yra... Palikti po savęs. Taip, ir palikti ne šiaip savo, bet kažką dar daugiau, ne tik tais įrašą. Tikro ir ilgamžio. Tai čia yra sudėtingas dalykas, sudėtingas darbas, reikalaujantis milžiniškos energijos, atsisakymo savęs. Čia yra labai sudėtingi dalykai. Ir premjeras Adolfas Šleževičius, manau, buvo tas žmogus, kuris iš tikrųjų norėjo padaryti, o ne atrodyti. Galima jį kritikuoti, galima nesutikti ir aš su juo daug kur nesutiktų. Pavyzdžiui, dėl žemės pardavimo užsieniečiams mes ginčydavomės. Aš buvau prieš žemės pardavimo užsieniečiams, jis buvo už. Tada visi buvo už. Bet čia kiti dalykai. Bet tame kontekste, kuriame jis gyveno, kuriame jis gerai jautėsi, jisai darė viską, ką jisai galėjo padaryti. Ir aš tokį ir atsiminsiu. Jo, ir jeigu kalbant apie aplinką, kuri jį supo, tiek žiniasklaida, tiek kolegos, ko gero, tas jo pasitikėjimas žmonėmis, tas jo patiklumas, turbūt ir padarė jam didžiulį meškos paslaugą. Aš nežinau, ar reikia, aš jums taip pasakysiu. Jisai per tuos 3 metų, jis tapo premjero 93 kovą ir iki 96 sausio ar vasario. Išbuvo, kol ta bankų krizė prasidėjo. Jis pradėjo įgauti svorį. Ir savo partijai, kuo toliau, tuo labiau jis įgavo tokį. Ir jis pasidarė rimtų konkurentų kitiems tos partijos lyderiams. Ir prasidėjo partijai vidinės tokios įtampos, kadangi jo svoris augo. Ir sakykime, ta istorija su bankais, beje, tada, kai bankrutavo Laibo bankas, man teko būti vyriausybės posėdėje tą vakarą. Ir nežinau, juk jie tai ne prieš mane vaidino spektaklį. Vat sėdi premjeras, sėdi ministrai, ne visi, kaip kurie jau iš karto išsižadėjo. Ir jie visi svarsto, kas atsitiko, kodėl. Aš neišgirdau iš jų aiškaus atsakymo, jie patys nežinojo, kas atsitiko. Bet čia jau būtų visiškai kitos temos, aš čia galėčiau prisiminti Konopliovą, Tauro banko savininką, kuris man ne 1 valandą savo kabinete yra aiškinęs, kad Lietuvos bankininkystės neleis, kad būtų. Konopliovo buvo tokia mintis. Jis sako, bankai turi priklausyti tiem, kam turi priklausyti. O tai, kad čia mums istorinės aplinkybės leido kažką pradėti, bet čia jau būtų visai kita tema. Jo, mūsų pokalbis, jisai aišku, liks istorijai. Daug žmonių turbūt išeina taip ir užmiršti ir galbūt tam tikri jų gyvenimo epizodai lieka tokie, reiškia, nepastebėti, o jie kartais lemiami. Aš manau, kad tas mūsų pokalbis tikrai daugam, ypatingai tiem, kurie ateina į naująją valdžią. Aš manau, kad jūs rastumėt ką palinkėti, ką galima paimti, nes mes visi labai blogi, bet tarp tų blogumų yra kažkas labai gera, ką verta prisiminti ir ką verta perimti. Tai tie premjerai, kurie ateina, šalia darbštumo, ką dar jiem palinkėtumėm, ką jie turėtų paimti. Palinkėsim, bet aš galbūt verta čia būtų paminėti vieną niuansą su ta istorija, su indėliu. Nes dabar yra daug spekulacijų, aš kadangi žinau tą dalyką visiškai tikrai, tai Laibo bankas bankrutavo, dabar nepamenu, ne tai 8, ne tai 10 gruodžio, o premjero Šleževičiaus indėlis pusmetinis baigėsi 2 dienas iki to banko bankroto.
Ir jisai vietoj to, kad jeigu jis būtų žinojęs, kad tas bankas bankrutuos, tai jis turėjo visiškai pilną teisę tą indėlį pasimti, nes baigėsi terminas. Ir viskas. Bet ką jis padarė? Jis paėmė dalį pinigų, nupirko savo žmonai mašiną, o kitą dalį vėl grąžino. Tai čia yra visiems tiem atsakymas, kurie mano, kad jis iš anksto žinojo ir taip. Paskui jau paėmė jo indėlį jau po to tą likusią dalį. Jo padėjėjas, kuris turėjo įgaliojimą operuoti šito indėlį. Čia jau kita istorija. Bet kad jis nežinojo apie Laibo banko bankrotą, man tai yra argumentas, mes su juo šnekim, ir jis man sako, jeigu aš būčiau žinojęs, kad jis bankrutuos, tai ašgi 2 dienas prieš baigėsi terminas būčiau pasiėmęs ir viskas. Va šitas įvykis buvo kaip juoda dėmė jo biografija. Taip, ir dabar eina daug visokio apaugė, visokiom legendom. Žinau, buvo skambutis, pavyzdžiui, aš net buvau liudininkas to skambučio. Jis skambino Brazauskui ir klausė, jis sako, jeigu čia taip tokios isterijos, tai aš tada atsistatydinu, jeigu čia taip jau svarbu. Brazauskas sako, ką čia dabar, žinai, tuo labiau, kad jis jam paaiškino, kad tas indėlis baigėsi 2 dienas prieš tai, o po to paėmė, šito aš negaliu pasakyti, ar su jo žinia, ar be jo žinios. Jis sako, kad be jo žinios jo tas padėjėjas išsigandęs, jis turėjo įgaliojimą, jis paėmė. Paskui jis grąžino tą indėlį, atgal. Brazauskas sako, ne, viskas gerai, tęsiam darbą. Bet čia įsijungė vidinė konkurencija Socialdemokratų partijai ir tą pačią dieną, po kelių valandų, jau Brazauskas paskambino su visai kitom intonacijom. O per tas keletą valandų apsilankė grupė draugų. Ir nesunku būtų tuos draugus čia įvardinti, bet ar to reikia? Nereikia, ne, čia be abejo, bet čia netame reikalas. O dabar jeigu kalbant apie šiaip jau apie premjerus, tai reiktų pasakyti, kad Adolfo Šleževičiaus laikmetis buvo geras tuo, kad dar nebuvo tokių aštrių geopolitinių problemų. Šiandien yra situacija visiškai kitokia. Šiandieną atsirado problemos tokios, kurių tuo metu nebuvo. Ir kas liūdniausia, kad aš turiu konstatuoti su didžiuliu liūdesiu, kad mūsų politinis elitas neturi intelektualinio potencialo suvokti šitas problemas reikiamų gylių. Ir ko galima palinkėti premjerui? Ne premjerui reikia linkėti, o mums reikia palinkėti tokio premjero, kurio galvoj pasaulio vaizdas būtų artimas realybei. O ne priešingas. Suprantat? O kai mes turim premjerą, kuris gyvena savo pasaulyje, kuris nieko dažnai bendro neturi su gyvenimu, su realybė, su pasaulio realybė, aš jau kalbu pačiais stambiausiais dabar dalykais. Vat sakykim, kai mes su jumis kalbam, šiandieną prieš porą valandų Saudo Arabijai nusileido Kinijos prezidento lėktuvas, generalinis sekretorius. Jis atvažiavo su tokia misija, kuri jeigu jinai duos startą, viskas keisis pasaulyje. Šiandieną mūsų spaudo apie tai nieko nerašo. Ir nerašo ne dėl to, kad jie nenorėtų, jie nesupranta, kas vyksta. Nes aš skaitau mūsų spaudą, ten yra toks preskas vaizdas, toks vienpusiškas, toks išeinant iš pasaulio vaizdo, kaip aš norėčiau, kad būtų. Ne taip, kaip yra, o taip, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai vat aš ir vėlgi ne premjero linkiu, aš mums linkiu premjero, prezidento tokio, kurio galvoj pasaulio vaizdas yra maksimaliai artimas realybė. Kitaip mes visi labai ir labai pralošim. Mielas Rolandai, šitą temą būtų galima tęsti ir vystyti tą linkmę, ką jūs pradėjote, bet aš manau šiandien tikrai gerų žodžių ir gerą dvasia mintimi prisimenam. Taip, šita laida yra skirta palydėt į enciklopediją. Jam žinybė ir kad jisai išeitų su tokiu šviesiu, gražiu vaizdu, nes jisai iš tikrųjų, nežiūrint į bet kokias ten jos, sakysim, tas paliko gražų pėdsaką mūsų valstybė, tikrai vien tai, kad aš pasakiau jau, nerūkanti vyriausybė, sportuojanti vyriausybė, gražus prisiminimai. Ko dėja šiandien nėra, nors atrodo jauna vyriausybė. Ir kad nereikia, kas atsitiko, kad mes tokie nebegyvastingi pasidarėm, kažkokie taip kerpėję, apsamanoję,
dvasioje, reiškia, Jau kūną. kita būtų, kita tema ar kitas pokalbis. Tai vat, aš manau, kad vat, ta tokia jaukia ramybė. Rytoj jisai bus pašarvotas, šiandien yra 7 gruodžio, rytoj vat, jisai bus pašarvotas, visi galės jį pamatyti. Būkim atlaidesni vieni kitiems, ta prasme, supraskim, kad mes visi esam skirtingi savo smegenų potencialu. Ir dažnai žmogus daro netgi negerus dalykus, būdamas įstikinęs, kad daro gėrį. Tikrai blogą darančių žmonių yra nedaug. Dauguma elgesi taip, kaip jų smegenys yra surėdyti. Štai premjeras Šleževičius, jis turėjo tokią inžinieriaus sąmonę. Ir dėl to tuo metu, kai reikėjo būtent tokios sąmonės įgyvendinti, tai, kas yra vakarų pasaulyje, reikėjo tiesiog perkelti čia. Jis daug ką ir padarė tuo metu. Daug ką padarė. O dabar beje reikia, jau tokios neužtenka sąmonės, reikia dar daugiau, reikia filosofinės sąmonės. Nes pasaulyje šiandieną vyksta įvykiai, kurie, čia yra tūkstantmečių dalykai. Mes daugumą nesuvokiam, kas vyksta. Mes matom tokį paviršių, tokius plokščius dalykus. Nematom apimties, to 3., 4. išmatavimo, o jie yra ir jie lemia. Bet tiek to jau. Jo, ir aš, kaip šiandien pamenu premjerą, kuris mokėjo klausyti žmonių. Tikrai jisai kiek galėdavo stengdavosi atsiliepti, neturėjo piktumo ir tolerancijos pakako ir pagarbos kitam žmogui. O puolimas jau buvo tikrai didžiulis, nes visi prisimenam, kaip dabartiniai valdantieji puldavo tada Brazauską. Kadangi Brazausko, statytinis buvo Šleževičius, tai kartu ir gaudavo kruopą. Tarp kitko, net nežinau, vėlgi gal ar čia vieta, bet prezidentas Brazauskas užpavydėjo mums šitos laidos premjero ir pareikalavo, kad ir jam duotų. Atskirą. Specialią laidą. Atskirą irgi, kad ir pas jį būdavo, atrodo, pirmadienį mėnesį, mūsų paskutiniojo pirmą. Bet jis pasirinko, irgi mes gerai tvarkoja, davėm. Jis pasirinko vedėją ir šiandieną niekas neatsimena nei tos laidos, nei kas tas vedėjas buvo. Rantat? Ja. Reiškia, ne visuomet lemia diplomas arba ten universiteto pavadinimas, kuris baigė. Kartais reikia kažko kito. Tikrai aš be komplimentų galiu pasakyti, jūs žmogus, kuris tolimas turbūt nuo tos sferos, bet taip puikiai tenai jums sekėsi, kad iki šiol visi pamena. Pasakyk, kas, dabar jau gal ne, bet tuo metu tik pasakyk, kas geresnė premjerė. Aš jums galiu, savotišką gal net paslaptį atskleisti. Kai aš tą laidą sumaniau, aš iškėliau savo virš uždavinį. Tai ne šiaip savo laida. Koks buvo tikslas toks jau virš, kaip režisierius, kada kūrė spektaklis, jeigu neturi virš uždavinio, spektaklis dažniausiai neturės ilgalaikės perspektyvos. Mano tikslas buvo, būtent mažinti pyktį tarp visuomenės ir valdžios. Aš norėjau parodyti, kad su valdžia galima kalbėtis apie viską, bet neperžengiant tam tikrų ribų. Ir aš dažnoj laidoj sakydavau, kad rašykit laiškus, klauskit, ko norit, bet tam tikros kultūros rėmose. Kad nebūtų to susipriešinimo, kuris šiandien tiesiog klesti. Ir galiu jums pasakyti, ir galėčiau įrodyti, nes turiu tos laiškus. Tai žiūrėkite. Žiūrėk, pradžioj laiškai būdavo ištisai blogi. Ką jūs ten abudu, jūs ten tokie grūbus, blogi, tokie. Patruputį tonas švelnėjo ir į pabaigą mūsų bendro darbo, o mes dirbom 3 metų daugiau dar, kol jis atsistatydino. Į pabaigą praktiškai nebūdavo blogų laiškų. Žmonės suprato žaidimo taisyklės. Jie supranta, kad reikia paklausti. Vadinasi, galima, jeigu tu nori šitą. O jeigu tik tu nori pyktis, nori bartis ir priešinti vienus su kitais, tada be abejo ir gausi tą rezultatą. Ir nors šiek tiek, reiškia, tema šitiek į šoną, bet kalbant apie pyktį ir apie gėrį, tai mano akise yra štai kaip. Ir tas 100 kartų man pasitvirtina. Ir aš noriu pasakyti visiems, prisimenat ir gerų žodžių premjerą Šleževičių, kuris turėjo šią savybę.
neieškoti blogio ir nekurti karų su blogiu. Nes tuo metu, kai tu kovoji su blogiu ir ieškai jo labai kitame, tai tu tuo metu nieko gero nesukuri, nes arba. Ir šiandien visiškai skirtingai negu tada, kai jūs kalbat, kad ieškojate, ką čia gero rasti ir kaip tą gėrį skleisti, kaip vienyti žmonės. Dabar priešingai viskas vyksta. Skaldome, pykdome ir iš ekranų nieko kito kaip viens už kitą blogesni, kaukimės, kovokime. O mano akimis, tas ypatingas kovotojas dažniausiai yra žmogus, kuris yra ne savo vietoje, žmogus, kuriam nieko nepavyko sukurti, paaiškinti neišeina jam, kodėl nesukūrė, tai yra ieško priešų ir kovoja, kurie jam visi trukdo jam dirbti. Dainiau, prisiminiau vieną tokią smulkmeną, bet labai jautrią. Sumašiau pakviesti į laidą pačios jauniausios kartos atstovė, kuri ruošiasi emigruoti ir kuri deda ant tos Lietuvos. Vienu žodžiu, nieko nėra, visą kitą. Ir pasodinau ją prie premjero stalo. Ir jinai ten, vienu žodžiu, kad čia... Ir Šleževičius, nu taip, tu su tokiu, o tai kaip, sako, o tai berželiai mūsų. Kaip tai, sako, tau. Nu ir taip kažkaip, nu tikrai nesuvaidinta buvo. Toks, Tai žiūrėkite, ašgi siūliu jums laidą daryti tiesioginę, iš karto transliuoti. Sakot, nu gal kažkas čia nepavyks, karpysim. Nieko čia man atkarpyti nereikia. Ta laidą reikia paleisti rytoj, kol dar žmogus dar yra nedelsiant, ją reikia paleisti, o galėjom šiandien, kad kažko biški bijom. Aš jau nebebijokim. Ir tą minorinę gaidą šiandien užbaigėm tą gražų prisiminimą apie premjerą išėjusį amžinybę. Ir Dainiau, pareiškim užuojauto jo artimiesiems, anūkams, žmonai. Visiems, kurie buvo su juo, visiems užuojauta, todėl, kad išėjo žmogus, kuris tikrai tarnavo savo valstybei. Tarnavo, mylėjo savo valstybę. Kas ten ką besakytų, bet jis tikrai turėjo daug labai gerų tokių savybių, kurias prisimindami ieškosime kituose ir auginsim tas gerasias savybės. O kai mes ieškam blogio, tai tas blogis ima augti. Tai nebeieškokim. Ir šito pavyzdžių, aš manau, kad susitarkim, Rolandai, kad kitą kartą, kai susitiksim, pratęskim šitą pokalbį, bet jau su iliustracijomis iš jūsų laidų. Ir būtent per tas iliustracijas kreipkimės į šiuolaikinę žiniasklaidą, kad jinai imtų pavyzdį iš tokių laidų ir kad ieškotų sutarties, sutarimo, harmonijos, darnos tarp žmonių, o ne priešų ir ne kovos, kuri dar baigėsi didesnėm kovom. Nu, aš galėčiau pasiaukoti ir pasiūlyti ir dabartiniai premjeriai laidą. Pavyzdžiui, tauta turi klausimų premjerė. Ir pažadu būti labai toks pat subalansuotas, kaip ir premjero Šleževičiaus atžvilgiu. Tai miela Ingrida, aš tikrai neabejoju, kad Rolandas ką pasakė, tai ir padarys. Pasinaudokit progą, nuostabi proga. Šiandien šalia tos graudžios nuotaikos, jeigu tai būna tokia, viltį teikianti, žiūrinti į ateitį, vienijanti visus, viens kitam linkinti gero. Dainiau, suvienyti negalima tie, kurie skirtingai mato pasaulį, bet bent jau nematyti priešų. Nereikėtų, reiškia, vietoj to, kad kurti, ištisai kovoti. Tai turbūt padėkokim tie, kurie mus matė, padėkokim žmonėms už tai, kad sėja gėrį, imkime pavyzdį iš gerų žmonių ir išleiskime jam žinybę Adolfą Šleževičių, garbingai, gražiai, viens kitam padavė rankas, netgi tie, kurie galbūt tuo metu ne visuomet gero jam linkėdavo, bet čia yra proga tą padaryti. Tai ačiū, Rolandai.